pradeda pirmąją svečių ataką. Brazdeikis aktyviai veikia Rupštavičiaus gynybą ir iš karto pelno pirmosius 2 žalgiriečio taškus. Smailagičiui. Brazdeikis. Prašys kamulio Smailagičius, prieš jį mažesnis Rupštavičius, nukeliauja kamuolys prie Dunstono ir ten būtent saugodami, kad kamulio negautų Smailagičius. Francisko Smailagičiui į kampą, ten Danusevičius atsitraukęs ir 3 taškai. Dar pražanga Danusevičiui. Toks epizodas, bet už 3 taško linijos yra serbas, nebus lengva jam laiku nusistumti Dunstoną, kerta Danusevičius, skaito sumanimą žalgiriečiai ir klaida. Ten matėm pagal rungtynių planą, turbūt Silinas Francisko eina iš stiprios pusės, nuo įbaigė Rūbiniai. Francisko. Čia vėl gerai kamuolys vaikšto prieš Stepato gynybą, bet Arno labai netikslus metimas ir Biručių tiesiog. Kurį įspėjimą iš teisėjų, o čia... Čia štai toks derinys po vandens pertraukėlės ir Francisko. Rungtynių teisėjam negali užmygti jie, o čia Rupštavičius išsiveda pašokti Birutį ir gauna stogą į savo sąskaitą. Čia Biručio blokas prie 3. Svečiai prieš Dovį Giedraitį. Vasiliauskas nusprendžia siūsti kamuolį Ulanovui. Šis nemato laikrodžio, bet spėja atlikti tokį metimą prieš lengvesnį Rupštavičių. Geras perdavimas Biručiui. Ir vėl, jeigu kalbant apie geras, negeras, tai turbūt... Vėl Francisko su Biručiu 2-2, Maldūnas Tepautas. Francisko nenusimeta kamuolio, kviečia Birutį dar vienam 2-2. Maldūnas jau tada kažkiek vėluoja. Francisko išsimeta kritiškai, bet tas labai netaiklus, bet Mičelų tiesiog. Tai tokie dviprasmiški skaičiukai, kas liečia kokybę, o čia geras Dunstono perdavimas ir Butkevičius laiku kerta 2 taškai. Bet ten jau buvo gera situacija, net Arnas dar ėjo į pagalbą, bet kai Gagičius taip giliai priema kamuolį, ta pagalba suteikti yra pakankamai sudėtingo. Panevėžiečiam visų pirma. Prastas polimas, prasta gynyba ir šios atakos metu ir dėjimo negauna, bet gauna 2+1. Brazdeikis kaip protingai. Birutis beje 10, taip kad centrai dominuoja, būtent Birutis dabar Dunstoną ir pakeitė. Jo užtvara Francisko tarp 2 varžovų, ten jau turbūt tarp 4 ir galų gale 2+1. Ir ten vėl atrodo kaip ir pirmoji rungtynių pusė, atrodo, kad kažkaip paleidęs kontrolę bandės. Nenori žaisti 1-1 Danusevičius, Bičkauskio rankose kamuolys jau turėjo aštrinti žaidimą ir galų gale užaštrino taip, kad Butkevičius įsirašo perimtą kamuolį, o čia... Mičelas užspaustas, sugeba surasti Edgarą Ulanovą, Ulanovo ekstra žingsnelis ir 3 taškai. Atgal aikštelėje. Gagičius. Nugarai krepšį ateina Ulanovo pagalba ir... Fiksuoja ginčą gerai žiūrint iš Lietkabelio pusės, nes ten Dunstonas turbūt būtų permesta kamuolio, čia tas pats Dunstonas gauna... Va tai va, 2+1. Kamuolį šortrolo situacijoje, Varnas vėluoja į pagalbą ir 2 su bauda. Čia maždaug apie Dunstono kūdos metimai, 4 rezultatyvus perdavimai, 16 nulingumo balų. Taip kad naudingiausias savo komandoje Dovis gali įsirašyti dar vieną perdavimą, ne, gauna bloką. Gagičius sugeba grįžti laiku, čia Gagičius turi panašumą prieš Ulanovą, vėluoja pagalbos, bet vis tiek Gagičius nesugeba užsibaigti atakus iš po krepšio ir... Tokius metimus pramesdamas tu prie Žalgirio nelaimėsi. Ir vėl tas pats per tą patį. Sirvydis paleistas iš už užtvaros ir Nenadas Čanakas. Klaida, ten kažkoks Francisko, galbūt individualus reidas ir vėl tas dviženklis atstumas. Francisko atsiteisė dabar Doviui Bičkauskiui, neprameta. Ką dar norėtų matyti Čanakas 3-4 minutėm likus, Brazdeikis kantriai, protingai ir tiksliai. Čia yra ir neseniai tekę komentuoti tokių rungtynių, kaip ten ir stato užtvarą, dar pelno 2 taškus iš po krepšio, trikėlį parodo ir Nenadui Čanui, kad turbūt nelabai tą norėjo daryti.